Labukas, tradicinis Reklaičio pasimojavimas. Sveiki sugrįžę į nelengvus pašnekesius arba lengvus pašnekesius. 20 jubiliejinis epizodas praėjus daugiau nei metams. Ir tema šiandien yra moterų krepšinis, kuris tapo paskutinėmis savaitėmis super daug aptarinėjama tema. Visų pirma, dar kartą sveikinimai moterų rinktiniai po 10 metų pertraukos patekus į Europos čempionatą. Didžiulis pasiekimas. Laukiame jau burtų kovo 8 dieną, laukiame, kur reiks važiuoti palaikyti merginas. Bet po to buvo ir kitokių dalykų ir čia Reklaitis prikišo nagus. Rimantas Grigas yra dažniausiai turbūt linksniuojama sporto pavardė pastarąsias kelias dienas arba netgi jau savaitę su trupučiu. Ir jis jau pasitraukė iš trenerio pareigų, turim LKF. Išvadas, žodžiu, yra apie ką pakalbėti. Ir šiandien tą progą pasikviečiau 3-kart Lietuvos čempioną su Vilniaus Kibirkštimi. Tikrai stiprų moterų krepšinio trenerį, vienas stipriausių mūsų moterų krepšinio trenerių, Gitautą Kėviną. Sveikas, Gitautai. Sveiki, sveikas Gediminai. Tai Gitautai, džiaugsmą pakeitė skausmas, ar ne moterų krepšinėje? Čia aišku, sakau, Reklaitis klikna prisidėjo, bet pakeitė skausmas toks, ar ne? Na, aišku, po tokio pasirodymo, kokį Lietuvaitė surengė šitam paskutiniam atrankos lange, galėjo būti ir geresnių naujienų, žinai, bet yra kaip yra ir čia, žinai, aš kaip sakau, žinai, nesirenku pusių, žinai, nei ten, aš tiesiog palaikau merginas, sveikinu jas, kad jos ryžosi tai padaryti, žinai, tai nėra labai skanu apskritai, ir ne tik sporte, ir gyvenime šitie visi dalykai, tai, na, stengiuosi atsiriboti nuo tų visų spaudos, sakykime, tų komentarų tenais, pasiskaitinėjau, žinai, šiek tiek, ką žmonės galvoja, kad bendrą vaizdą susidaryti. Iš tikrųjų yra graudu, nes taip žmonių puolančių merginas, kurios atrado tiek drąsos, ryžto apie tai prakalbėti, menkinimas, žinai, tai man tas toksai pasirodė, kad mes labai mentališkai esam silpni, silpna tauta, žinai, mes tą turim tokį kvailą mentalitetą, sakykime, visą laiką nuteisti auką. Taip. Žinai, paprastas pavyzdys, žinai, kažkas išprievartavo merginą moterį, žinai, mūsų 80-90% komentatorių puola ant merginos, moters, supranti, tai pati kalta. Jo, pati lakstė nuo pusnogė, ne? Žinai, tik tais kitas pobūdis, žinai, bet, come on, jūs nebuvot viduj, jūs nežinot, kaip yra, nei aš žinau, nei jūs žinot. Žinai, reikia kalbėti, žinai, tais, sakykim, faktais. Buvai, matei, su žvake stovėjai, ne. Tai ir patylėk. Gitautai, kaip tau LKF komisijos išvados? Priminsiu žiūrovams, kad seksualinio priekabiavimo ir jo apraiškų komisija nerado, tačiau nubaudė įspėjimu trenerį Grigą, buvusį rinktinės trenerį Grigą, dėl darbo metodikos berods nesilaikymo ir ten kažkokia dar kita formuluotė buvo. Kaip manai, čia adekvatus visas tas dalykas, ar tavo nuomonė galėjo būti ir kitaip? Vėlgi, žinai, viduj nebuvau, negirdėjau, komisijos nariai pavardės yra surinktos neblogos, garsios, sakykime, jais nepasitikėti kažkokiu tai momentu man neteko, sakykime, nei su jais susidurti, kad sakykime, jie nuviltų ar kažką, tai man sunku kalbėti už juos, kas ten buvo padaryta, žinot, nežinau, nei klausimų, kokie buvo pateikti. Žinai, aš galiu ir kalinio paklausti iš kito kampo klausimo, ar jisai kalinys, žinai, ir jis gali pasakyti, kad jisai nėra kalinys. Tai čia, kaip tu suformuoji klausimą, toks ir bus atsakymas, žinai. Tu kartais gali suformuoti klausimą taip, kad turėtum jau tiesioginį ir atsakymą.
tokį, kokį tu uždavai klausimą. Šiaip keli priekaištai LKF komisijai. Visų pirma, aš labai buvau nustebęs, kad iš viso, aišku, anoniminė apklausa, bet anoniminė, viskas gerai. Kodėl nebuvo išvadose bent kelių krepšininkų citatų, to paties Grigo galbūt citatų, tokio, nežinau, čia aišku žurnalistika labiau būtų, bet man būtų pridėjo pasitikėjimo LKF komisijos sprendimų, jeigu būtų kažkiek citatų buvę. Žinai, visiems galbūt, žinai, buvę aiškiau ir nebūtų, sakykime, tų papildomų ir nereikalingų klausimų. Žinai, aš nenorėčiau abejoti, kad ten kažkas kitai buvo, žinai, klausimas, kaip, sakau, buvo suformuoti klausimą. Kaip suformavo klausimą. Ar jisai prie tavęs lindo, kaip pavyzdys, ar prie tavęs lindo ir ranką dėjo už triusikėlių? Ne. Viskas, nėra. Viskas aišku, ne? Tai, žinai, kaip tu užklausi klausimą. Žinai, aš manau, kad tokie dalykai tai yra labai, labai svarbus dalykai. Ir šitie dalykai negali būti išspręsti per vieną dieną. Žinai, kas man keista? Žinai, kas man keista, kad komisijai nebuvo ne vienos moters, man rodos, jeigu aš neklystu. Buvo, žinok, buvo tikrai, man atrodo, ta moteriškė, kuri buvo atsakinga Adomaitį. Alina berods, ar ne? Jo. Tai buvo, jo. Tai šitą tikrai girdėjau, jo, tikrai moteris tikrai buvo, domėjausi tuo, sakykim, bet sakau, man sunku pasakyti, kaip viskas tenais įvyko. Bet kelia norėčiau klaustukų, tikėti, kad viskas vyko teisingai, nes mes kalbame ne tik tais apie trenerį, bet mes kalbame ir apie moteris, ne tik krepšininkas. Taip. Yra garbė, nežinau, ne visi gal mes jos laikomės, man yra įskiepita, žinai, kad pagarba moteriai turi būti. Aš visą praktiškai gyvenimą, kiek dirbu treneriu, dirbau su moterims, tą pagarbą aš visą laiką išlaikiau, aš niekada neįžeidinėjau, aš visą laiką atsiklausdavau nuomonės, turėjau sukūrę, sakykime, tokį ratą, tą bendruomenę, kur moteris gali pasisakyti. Aš visiškai ne despotas, kuris, sakykime, mano nuomonė ir tik tais yra mano. Pas mane treniruotėse būdavo labai daug laisvės, taktiniai dalykai, aš pasiruošiu planą, mes jį darom, merginos nebijo pakelti ranką. Žiūrėkit, treneri, man šitoj vietoj būtų geriau eiti va čionais. O jeigu tau geriau, viskas tvarkoj, tau reikės eiti, ne man. Man sugalvoti tai yra va taip, kaip aš sugalvojau, yra labai gerai. Tau reikės išpildyti. Mano tikslas yra atsižvelgti ir turėti galutinį variantą teigiamą. Tai, sakau, pas mane žodžio laisvė buvo lygiavertė, tiek aš galėjau pasisakyti, be abejo, mano sprendimas yra paskutinis, bet moteris, krepšininkė, nesvarbu, krepšininkas, jis gali ir turi turėti teisę išreikšti savo nuomonę ir tai turi būti gerbtina. Gitautai, taip, kaip suprantu, pas merginas į dušą nuogas neidavai. Niekada nebuvau užėjęs į robinėlę pirmas, jeigu buvo tokie, kaip ten rašė, kad kažkur kažkas paliko, kažką tais, aš turėjau asistentę, aš turėjau kineziterapeutę, galų gale ir kitų žaidėjų buvo perduota, niekada neįeidavau leidimo negavęs iš asistentės, ji man duodavo ženklą, kada aš galiu įeiti į drabužinę, aš visada laukdavau už durų. Tai yra pagarba, tai yra erdvės, moters erdvės turėjimas ir kad ir kokie mes galim būti artimi, kaip mes ten vadinam šeima ir visa kita, bet iš tikrųjų mes realiai esame svetimi ir aš neturiu jokios teisės tenais užeiti joms neleidus. Grįžtant dar truputį prie Grigo ir užbaigiant tą temą,
Ar teisybė, kad treneris atsistatydino iš rinktinės, bet liko dar trenerių asociacijai, kuris spręs, kas taps naujoju rinktinės treneriu? Aš girdėjau tokį gandą. Nežinau, kaip yra šiam momentui, kai mes kalbam, bet tiksliai žinau, kad buvo trenerių krepšinio asociacijos prezidentas, tokias pareigas ėjo, gal net ir tebeina. Tiksliai negaliu atsakyti. Fakto to konkrečiai nežinau, nebuvo nieko. Bet čia būtų paradoksas, ar ne? Žmogus, kuris pats nusiėmė nuo rinktinės, pripažindamas taip tarsi savo kaltę, nelaukdamas. Mes negalime, supranti, taip kategoriškai teikti, žinai, mes galim pamastyti, galbūt jis jau ir nuimtas, tiesiog nėra skelbtina, ar laikinai eina viceprezidentas tas pareigas, sunku pasakyti, žinai, čia reiktų paklausti galbūt jų pusės, kaip ten iš tikrųjų yra ir ar taip gali būti, jeigu taip yra. Paklausim, Gitautai, paklausim. Žiūrėk, dabar vakar postą parašiau apie tai, kaip turėtų vykti procesas į naująjį moterų rinktinės trenerį. Favoritas, aišku, yra Vilius Stanišauskas, neabejotinas turbūt, lažybininkai turbūt duotų kokius 90%, ar ne? Bet aš parašiau, kad turėtų būti ir kitų kandidatų. Pavyzdžiui, Gitautas Kievinas, 3 kart kibirkštį iš eilės atvedęs į auksą, treniravęs Kinijoje, trumpai, pakalbėsim dar apie Kiniją. Bet pavyzdžiui, Jurgita Štreimikytė Verbickienė, jeigu moterį norim, ar ne? Paminėjau Tomą Keršį, paminėjau Romualdą Petronį, nežinau. Turbūt Mantą Irošių galima paminėti, turbūt, ar ne? Mantą Šernių galima paminėti. Ta pati Lina Brazdeikytė dar yra? Yra Lina, jo. Tai irgi stipri trenerė, supranti, savojo šanso dar gal irgi negavus, bet jaunimo rinktinės. O Sandra Linkevičienė? Žinot, jeigu kas nors manęs paklaustų, aš žmogus, kuris tam krepšinėje praleido tikrai nemažai, sakykime, turėjau visokių ir trenerių, ir asistentų, aš galiu pasakyti tik vieną paprastą dalyką, su visa pagarba visiems treneriams. Sandra Linkevičienė yra didžiausio IQ trenerė šiai dienai Lietuvos žemeliai. Geras. Jūs galit, ką norit sakyt, galit pavardės, kokias norit. Man sakyt, taip, geri treneriai, taip, galbūt turėtų. Tai yra vienas didžiausių IQ. Man darbas su ja buvo, žinokit, labai lengvas, nes aš gaudavau medžiagą išgvildentą nuo A iki Z. Man reikėdavo parinkti taktikas, kai aš visą medžiagą gaudavau, sukramtyti man reikėdavo. Jis buvo kaip mama, kuri supjausto ir man įdeda į burną, man reikia sukramtyti. Tai, sakau, tai yra awesome ir asmenybė, ir kaip trenerė. Jeigu kas nors manęs paklaustų pagrindinių kandidatų, kas turėtų būti, sakykime, aš be abejo pasirinkčiau šiai dienai rinktinės asistentą buvusi Vilių Stanišauską ir Sandrą. Tai tie žmonės, kurie... Taip. Jo, pabaig mintį. Jo, tie žmonės, kurie buvo rinktinėje per visus šitus langus, kurie matė vidų, kad nekeisti kažko tai labai radikaliai. Asistentais mes galim pasipildyti, yra irgi trenerių, bet šie du asmenys, jie privalo likti komandoje, nes turi būti tęstinumas. Žaidėjos irgi nėra robotai. Jos turi turėti kažką tai to, ką jau susižaidė, turėjo kažkokius tai niuansus, puolimo, gynybos, susitarimus ir taip toliau. Tai aš manau, kad vienas iš jų turėtų būti. Tai aš žinau procedūrą, tai trenerių asociacija išrinks pagrindinį kandidatą, pateiks LKF ir vykdomasis komitetas patvirtins. Bet dabar įsivaizduokim, Gitautai, hipotetinę situaciją, ar ne? Atsimeni kažkada 2007, man atrodo, kai buvo konkursas vyrų rinktinės trenerio pareigom užimti, kai Butautas tapo treneriu. Atsimeni? Taip.
Taip. Ten buvo gana nemenkas skandalas dėl tų visų programų, ten ir panašiai, kad turi programas pateikti ir panašiai. Na, įsivaizduokim, kad dabar LKF nusprendžia taip pat padaryti su moterų rinktinės strategu. Visi kandidatai, kurie nori, gali siūsti savo CV, liaudiškai tariant, savo motyvacinius laiškus ir panašiai. Tu siūstum tokiam konkursė savo kandidatūrą? Ne. Ne? Nedomina? Ką reiškia nedomina? Mane Lietuvos krepšinis visą laiką domino ir jisai visą laiką domins. Žinai, aš manau, kad tas siuntimas to savo CV, tai yra, čia nėra darbas, aš nežinau, prekybos centre ir taip toliau. Čia yra atsakingas darbas ir jeigu tave mato, tai jie patys pasiskambina ir pakviečia. Į kokias pareigas jie jau sprendžia. Čia yra garbė atstovauti šalį. Čia nėra laža. Čia yra garbė. Ir aš asmeniškai pats nesiųsčiau, kažkada senai siunčiau nes buvo, kaip tu minėjai, toks pats į U16 merginų rinktinę, kaip ir paskyrė mane ir po 3 dienų sužinojau, kad nebepaskyrė. Paleido straipsnį, kad paskyrė ir po to nebepaskyrė. Tuo metu skambino man ir Butautas, susiklostė čia taip, situacija, čia tas, nedetalizavo, bet gerbiu Butautą, kad jisai pats paskambino, nepasiuntė kažkam tai padaryti. Bet sakau, buvo faktas ir jie paskyrė ir po 3 dienų tiesiog nuėmė po paskyrimo. Tai aš buvau antras žmogus, man atrodo, po Brazio, kuriam taip atsitiko. Nes, man atrodo, Brazijų kažkada irgi buvo su jaunimo gal rinktinė ar kažkas, tai kažką tokio esu girdėjęs, tai sako, juokavo, Hebra, nenusimink, sako, tu antras. Bet tai klausyk, būkim bėdni, bet teisingi, kaip sako liaudis, bet tu, jeigu net ir siūstum savo CV, juk tu šansų neturi daug. Tu turi atskalūno charakterį, pripažinkim tai, ar ne? Tu turi savo kietą nuomonę visais gyvenimo klausimais ir toks esi panašus į mane, iš tikrųjų, man patinka dėl to tave skaityti, tave sekti, tavęs paklausyti, kad tu panašus į mane, kur neteisybė yra toks dalykas, kurio negali pakęsti, tiesiog patologiškai, žinai, negali pakęsti. Galbūt pas mane yra kažkas tai blogai, bet aš nemanau, kad teisybės ieškojimas yra blogas dalykas. Ar mes galime nuteisti žmonės kariaujančių šiuo metu Ukrainos kare? Už ką jie kovoja? Jie kovoja už teisybę. Ar jie yra ligoniai, ar jie yra kažkokie kitokie žmonės? Jie gali sėdėti namuose, jie gali persikraustyti į kaimyninę šalį, kur nėra karo. Ne, jie kovoja už teisybę. Lygiai tas pats pas mane. Turi būti teisybė. Tu gali pralaimėti, tu gali kažkokius rinkimus pralaimėti, turi būti atlikta teisingai ir nuoskaudos tame negali būti, nes viskas buvo skaidru. Kada tai nėra skaidru, kada tai yra povandeninės srovės kažkokios, kurios neturėtų būti, nes mes dirbame dėl vieno bendro tikslo. Mūsų vienyje krepšinis ir geresni rezultatai, ne kažkokie principai. Tai va, aš tų dalykų nesuprantu, bet kaip tu minėjai, labai geras naujas mano nikneimas, tas atskalūnas, puikiai sugalvot. Dėkui. Klausyk, bet realiai, tu papasakok apie savo reikalus su Petru Aleksoniu. Aš žiūrovom, kurie nežino, kas yra Petras Aleksonis. Jis yra dešinioji realiai Balčiūno Mindaugo prezidento ranka, jo adjutantų netgi pavadinau į Mindaugo Balčiūną, jis Aisčių komandos vadovas, jis tų pareigų turi daug, labai giriamas beje žmogus kaip geras vadybininkas, nežinau ar jis yra geras, aš abejoju, kad jis yra top vadybininkas, tikrai abejoju, bet iš esmės jūs turėjot konfliktą, ar ne? Gali prisiminti ir tiesiog pasakyti, ar tu jauti tas nuoskaudas kažkokias, kurias paminėjai ką tik, ar jau išsivalė galva? Žinai,
tos žaizdos jos dingsta. Žaizdos dingsta, lieka randai. Va dabar va tu priminiai, žinai, ir tas randas yra, ta nuoskauda yra, žinai, aš nenoriu plėstis, nenoriu detalizuoti, žinai, aš gavau be galo daug palaikančių žinučių, žinai, po visų šitų reikalų ir vėl Ir iš manęs gavai. Ir iš tavęs, tarp kitko, gavau. Jo, ir nenoriu aš to žibalo bepilti į tą ugnį, žmonės žino situaciją, kaip buvo, kas buvo, žinai, buvau įpareigotas pasakyti, kad tai yra mano, sakykime, melas, aš nežinau, netiesa išreikšta, tai, sakykime, taip ir palikau visą tą dalyką, nenoriu prisiminti daugiau, žinai, ta nuoskauda jinai visą laiką liks, žinai, nes... O žiūrėk, Gytautai, o dabar sutinki gatvėje Petrą Aleksonį, paspaustum ją ranką ar nepaspaustum? Buvau kolegai asistentų, reiškia, moksleivių krepšinio lygoje po viso to įvykio. Tomui Tarasevičiui padėjau, Vilniuje vyko moksleivių krepšinio lygos 14 finalai, reiškia, tai netikėtai medalį dėjo ant kaklo ir ranką spaudė tas pats žmogus, žinai, tai aš paspaudžiau, nes tai yra mano darbas, aš negaliu nepaspausti, rodyti kažkokius tai principus, ego, gatvėje susitikęs, aš tikrai to nepadaryčiau, bet yra renginys, jisai yra už tą renginį atsakingas ir aš negaliu elgtis kitaip. Tai tu dabar bedarbis, Gytautai? Šiuo metu bedarbis, gyvenu iš atlyginimo Kinijoje. Gavai kompensaciją Kinijoje ar kaip? Už visą sezoną. Aha. O tai kas nutiko Kinijai, papasako, kad tave taip greitai išpašalonino, kaip sakant? Aha, nu, nežinau, žinai, sėdėjom, žinai, viskas atrodo gerai, turėjom gerą rezultatą, pirmoje vietoje buvom. Net minčių kažkokių tai nebuvo, kad čia kažkas tai gali būti, nei kažkas kalbėjo. 9 pergalės, 2 pralaimėjimai, 9 pergalę iškovojom ir sužinau, kad atleidžia. Tai kaip? Tai kas čia įvyko? Nu, reiškia, mes neturim bonusų už ką mokėti. Nu, čia dabar tai jūs galite ateiti pas mane ir sakyti, žiūrėkit, treneri, čia viskas tvarkoj, ar jūs galėtumėt susimažinti bonus? No problem, man patinka čionais, rezultatas yra, aš noriu save išsimėginti iki galo, pasižiūrėti, kur yra tas mano lygis, kur yra šių dienų lubos, kur aš stringu, kaip kas, supranti, jokio kontakto, laimėjom rungtynės, sužinai, kad tu atleist. Atleidžia mano atsivežtą žaidėją ir mano asistentą. Ir mes visi 3 esame vieno agento. Agentas padarė superinius kontraktus, superinės sutartis ir tos patekimo į playoffus, tie bonusai buvo tikrai dideli. Tikrai dideli buvo, bet jisai man prieš važiuojant tiesiai šviesiai pasakė, nesvaik, tų bonusų ten įrašiau didelius, jie sutiko, jų ten neturėtų būti, nes ta komanda prieš paskutinę, sako, pernai buvo. Ai, tai gerai, sako, man svarbiausia, kad gerą, sakau, algą pramušiai, o tie bonusai, sakau, nu ten vieną kitą, gal, sakau, laimėsim, tai nieko ten, sakau, žinai, papildomi pinigėliai, žinai. Tai kad mes ten viską praktiškai laimim, žinai, visą kitą, jau čia tie playoffai kvepia. Nebeturim pinigų už ką mokėti, nu tai žinai, ateikit, pasakykit, hebra, susimažinkit. Ar gali, nesutinkat, nutraukiam, mes sumokam, jūs važiuojat namo. Bet galbūt mes visi 3 būtume sutikę susimažinti ir likti. Bet jokios kalbos, nieko, jokios diskusijos nebuvo, tai žinai, tas toksai, nu, yra ten kaip yra, ten yra
kita šalis, kitas mentalitetas ir tai, nu, žinai, tai yra jų reikalai. Aš savo darbą padariau, mes žaidėm tikrai kokybišką krepšinį ir gynyba buvo mūsų vidurkiai lygoje pirmam trejete, tai nežinau, ar galima čia dar buvo kažko tai daugiau norėti, bet žinai. Kaip ten sakoma, kas moka pinigus, tas ir muziką užsako. Žiūrėk, klausyk, čia išgirdau tokio bičiulio, kuris labai giliai supranta ir domisi moterų krepšinio informaciją tokią apie tave, tai tu paneigsi arba patvirtinsi. Tarsi turėjai susitarimą su VKM, ar ne, dėl darbo ir išvažiavai į Kiniją taip netikėtai, ar ne? VKM, kaip suprantu, labai nusivylė ir pavadino vos ne tave nepatikimu žmogum, žinai, ir ta aura su tavim dabar iš paskos ir eina, žinai. Gal galėtų apšviesti situaciją? Buvo. Nežinau, kas tavo šaltiniai. Nežinosi, aš neišduodu. Jo. Žodžiu, buvo situacija tokia, kad kai aš grįžau iš to pirmo karto, kai buvau Kinijoje, sakykime, iš to praeito sezono, aš prašiau, kaip pasakyti, pradžiai tai Trupčiauskas pasiskambino Rolandui Jaručiui, sako, ką Kevinas jau Vilniui, žinai, pasakyk jam, kad jis atvyktų pas mane į ofisą. Tai, žinai, ar tu jungsiesi čia prie mūsų, čia kaip, čia ką, žinai, sakau, galiu jungti, sakau, žinai, bet šiuo metu darbintis aš, sakau, nenoriu, sakau, aš būsiu, sakau, visą kitą, bet, sakau, darbintis, sakau, aš nenoriu. Dabar, sakau, jeigu kas, sakau, galėsim nuo rugsėjo įsidarbinti. Žodžiu. Tai buvau, aš dirbau ir po čempionato treneris Linas Šalkus nuėjo dirbti į ofisą, o aš pasiėmiau atgal savo mergaites ir su jom tą visą vasarą dirbau, praktiškai vienintelis krepšinio mokyklui, kuris dirbo, nes kiti atostogavo. Ir dirbau be atlygio, ir jo neprašiau, ir visa kita. Ir gavęs pasiūlymą, aš jį tiesiog priėmiau iš Kinijos klubo, tai nematau aš kažkokios tais išdavystės ar nepatikimumo, žinai, apie save ten girdėjau iš direktoriaus visokiausių žodžių, koks aš esu. Ir ilgas, ir storas. Tai džiaugis, kad nors erekcijos trūkumų neapkaltina. Nu, žinai, tai pagavai apie ką aš ir čia yra svarbiausia, supranti, bet šitokie dalykai nevyksta, žinai, po tiek laiko, po tiek visko, ką nuveikiau, sakykime, tos pagarbos šiek tiek norėtųsi, bet jeigu tu jos neturi, aš jos ir nereikalausiu. Žinai, aš negaliu prašyti žmonių, kad gerbk mane. Tu arba gerbi, arba negerbi. Čia aš tokių dalykų priversti negaliu daryti. Aš galiu priversti tave elgtis teisingai, kaip yra teisingai. Ir nepalaikyti tavęs, kada yra neteisingai. Pagarbą tai reikia užsitarnauti. Pagarbą užsitarnausi, viskas bus ok. Žmonių reikalas gerbė arba jie negerbė. Jis parodė man didžiulę nepagarbą. Aš su mergaitėmis, su kuriomis pradėjau nuo pirmo čempionato, tai yra nuo U12. Tai yra U12, U14 ir U16 čempionatai. Mes patyrėme vieną pralaimėjimą. Mes 3 kartus iš 3 čempionatų juos laimėjome. Ir tu elgiesi direktorius va šitaip su manim nedėkingai? Sorry, aš su to žmogum net nenoriu bendrauti. Vėlgi, galit sakyti, Kevinas principingas. Tuo atžvilgiu aš esu principingas. Aš su to žmogum nenoriu bendrauti. Aš nesakysiu, koks jisai, kas jisai, kaip, ką, man nereikia. Aš tiesiog atsitraukiu ir aš nenoriu. Bet klausyk, toks biški širčių lizdas tas mūsų krepšinis patapęs. Ar jis toks buvo visą laiką, ar čia pastaruoju metu?
Aš manau, kad visą laiką gal tai buvo, tiesiog niekas taip neviešino kaip dabar. Žinai, tiesiog visi nuolankiai visą tai žiūrėdavo, žinai, kas ir gilina, ir opina, sakykime, tą problemą. Ir dėl ko mes prieinam prie tokių didelių problemų. Dėl to, kad kai mes pamatome kažką tais, mes turime reaguoti, neužsimerkti, reaguoti. Jeigu mes reaguosime tada, nedaeis iki kažko tais. Pas mus yra mentalitetas, ai, manęs neliečia, tai čia žinai, nes, ai, čia nesvarbu. Svarbu. Jeigu tu matai, kad tai yra negerai, tai yra kažkokie tai faktai, sakykime, ar detalės negeros, mes turime stabdyti. Žinai, yra toks gražus posakis Edmundo Burko, konservatizmo pradininko 18 amžiaus politinio mąstytojo, sako, kad blogis triumfuotų užtenka, kad geri žmonės nieko nedarytų. Tai vat mes žinok, iš tikrųjų, tai vat labai puikus sakinys, nes mes esame tokie žmonės. Mes elgiamės, mes užsimerkiame, mes matome tas neteisybės ir mes tiesiog nenorime kištis, žinai, kas bus, jeigu aš įsikišiu, po to man bus blogai. Bet mūsų visas va toks, nu tai gatvėje yra užpuolama moteris. Ai, aš nesikišiu, dar man kažkas atsitiks. Nu jeigu mes kiekvienas taip mąstysime, tai kas atsitiks? Į ką mes pavirsim? Barbarai, laukiniai. Mes esame intelektualūs žmonės. Vieni protingesni, kiti mažiau, bet visi turime ant galvos aparatą mąstantį. Ir mes turime daryti viską, kad, sakykime, užkirsti kelią neteisybei. Tai nežinau, nu, bet čia mano nuomonė, žinai, kiti gali sakyti, ai, čia tu neteisus, whatever. Čia yra tik tais mano nuomonė. Ir nebūtinai turi būti teisinga. Gitautai, į pabaigą jau artėjom. Ar yra toks klausimas, kurį turėjau užduoti, bet neuždaviau per šitą 3-2 minutės? Ne. Tai žiūrėk, paskutinis klausimas. Tai dabar tu darbo biržai stovi, tave galima gal įdarbinti per darbo biržą? Ne, žinok, net nenoriu. Viskas patogu, viskas gerai. Bet agentas dirba, kaip suprantu, ieško tavo komandos? Na, dabar matai, periodas yra sudėtingas, jau eina sezonas į pabaigą, žinai, tikrai agentas dirba, buvo, sakykime, 2 pasiūlymai į Kazakstaną, tai ten su vyrais, ne su moterim, tai mes pasitarę tuos pasiūlymus tikrai atmetėm. Vienas dalykas, kad sakykime, Kazakstanas, aš nežinau, nelabai man imponuoja, sakykime, o kitas dalykas, alga ta buvo kur kas mažesnė negu buvo Kinijoje. Aišku, kelis kartus didesnė negu buvo savo laikais Kibirkšty, bet matyt apetitas užaugo. Tai mes tą pasiūlymus tuos atmetėm ir laukiam naujo sezono, žinai, nefrusuojam tų įvykių, viskas yra gerai, pinigai yra išmokėti, kaip sakiau, žinai, tai nėra, kad reikia gyventi, žinai, nuo mėnesio iki mėnesio, žinai, viskas tvarkoja ir nesiskundžiu dėl nieko. Kaip manai, dabar esi parašęs viešai, kad esi gavęs Lietuvos moterų krepšinėje raudoną kortelę. Kaip manai, kiek diskvalifikacija tęsis, nes futbole kartais diskvalifikuoja 3 rungtynėm, kartais 5 už raudoną kortelę, įvairiai būna. Sunku pasakyti, bet manau, kad kokiems, kiek ten sakei diskvalifikuoja? 3? 3 rungtynėm, 5. Matai, krepšinė biški kitaip. Su treneriais diskvalifikacija 4 metam panašu, kad yra. Tai kiek praėjo? Aš vadinu, žinai, juoko formoj tai ne diskvalifikacija, o biuletenių. Ai, biuletenis, jo. 4 metų biuletenių. Ačiū Gitautui Kėvinui, su jumis buvo nelengvi pašnekesiai apie moterų krepšinio dramas. Ačiū 3-kart Lietuvos čempionui Gitautui Kėvinui, čia buvo jis ir Gediminas Reklaitis. Iki kitų susitikimų. Viso.